Sveiki, čia yra Lukas iš riedis.lt ir šiandien jums noriu pristatyti šį gražuolį – Raidę Tuna. Tai yra 4 kW AM kategorijos nuo 15 metų tinkantis vairuoti mini automobilis arba mikroautomobilis motorolerio klasės, tai yra L6E kategorija. Elektrinis motorolerio klasės transportas. Uždaras 2 vietų su kondicionierium, su šildymu, su Android planšete, su visa puikia multimedija ir įvairiomis galimybėmis. Na, o norėdami daugiau sužinoti, žiūrėkite šį Raidę Tuna mini automobilio pristatymą iš riedis.lt. Na, pagrindiniai parametrai tai yra 12 colių ratlankiai, kondicionierius, 100 ampervalandžių švino arba brangesnė ličio baterija, nuvažiuojamas atstumas iki 100 km, na, o visą tai varo 72 voltų sistema. Taigi tai ne 60 voltų, ne mažiau kažkiek, o 72. Tai jau yra toks galios ir efektyvumo puikus santykis tokiam transportui, kuris sveria kelis šimtus kilogramų. Taigi, ar jūs norite važinėti su dizeliniu ar su elektriniu? Nežinau, bet jeigu norite su elektriniu, atvykite į riedis.lt ar pas mūsų partnerius ir išbandykite Raidę Tuna. Yra įvairių spalvų, šviesi dramblio kaulo, antracito, juoda ir taip toliau. Taigi jaunimas, jeigu norite važiuoti pigiai už eurą 50-100 km ir nuvažiuoti 100 km be garso, be kvapo, be jokių kitų problemų, be daug gedimų, be daug techninių problemų, elektrinis transportas genda žymiai rečiau už benzininį, o ypač dizelinį. Na, išbandykite Raidę Tuna, o tada mes pašnekėsim. Dabar žiūrime video. Kur čia mūsų žemėlapiai. Lietuviškas meniu parašyta žemėlapiai. Per duobės, aišku, jaučiasi, kad nėra Mercedesas aukščiausios klasės, bet mes to ir nesitikim iš 15-mečiams, 16-mečiams, 17-mečiams tinkamo automobilio. Čia gera šiaip šviesa, jau naktį tai čia paskaityti ir knygą gali su tokia šviesa. O ant galinių sėdynių dabar kameramenas sėdi. Bet kai kamerameno nėra, galinės sėdynės gali būti naudojamos daiktams pasidėti, pavyzdžiui, bagažiniai. Iš galo atsidaro pilnai bagažinę, sėdynės išsijama, nusilenkia. Be abejo, yra saugos diržai ir galui, bet tai yra dvivietė transporto priemonė pagal ES reikalavimus. Greitį renka neblogai. Štai 33, 34, 36. Stabdžiai irgi reikia priprasti. Prie stabdžių dabar pabandysim pro tokį slaptą keliuką pravažiuoti. Šaunios vietos. Na, Raidę Tuna. Pirmas dalykas. Dizainas. Labai geras dizainas. Jūs palyginkite, pirmą nuvažiuokite apžiūrėti ten europinių, sakykime, dizelinių tų automobilių ir tada Raidę Tuna. Atvykite pas mus į riedis.lt, Kalvarijų 269. Jinai tarp kitko stovės dabar ten pas mus kieme, galima apžiūrėti bet kada, dieną naktį. Technologijos, va, matom Google Maps, lietuviški meniu, Androido sistema, įsidiegti galima praktiškai bet ką. Į kalną irgi lipa, nėra super greitai, bet lipa į kalną, dar nuvažiuosim į tokį rimtesnį kalną, išbandysim, kur su paspirtukais testuojam tos kalnus ir su elektriniais dviračiais. Mes vadinam jį mirties kalnu, ypatingai status kalnas. Na, dabar tikrinam didžiausią išvystomą greitį. Nepaslaptis, kad nuo kalno turėtų šiek tiek greičiau važiuoti, kaip ir visas transportas. O, čia žiūriu jau įsibėgėjau, taip 40 su viršum pastoviai. Rimtesnis. Bateriją matome 65,8 volto. Tai jau, sakykime, ją reiktų pakrauti, dar niekart nekrautas automobilis, 2 km rida, kur čia krausi, 98 dar liko. Liko turbūt šiek tiek mažiau, nes kol atkeliavo, vis dėlto jie yra pagaminti prieš 6 mėnesius, praktiškai tiek trunka užsakymas tokių transportų. Jeigu neturite saulės elektrinės ir kraunate iš paprastos rozetės arba mieste iš AC stotelių su perėjimu, galima įsigyti perėjimą
šitam dalykui. Kaina €1,50 pagal mūsų skaičiavimus, o jeigu turite saulės elektrinę, tai praktiškai 5 kartais pigiau. Tai 25 centai. O čia yra mirties kalnas. Dabar pabandysim jį įveikti. Jis yra ypatingai status, per kamerą to nesimato, bet jis yra labai status kalnas. Ypatingai status. Temperatūrą pažiūrim kokią, įjungiam čia. Temperatūra 7 laipsniai, antradienis 16:49. Lukas važiuoja į mirties kalną prie Redis LT būstinės. Na, jaučiasi, neslėpsime, kad jau ir baterijos matosi pusę padalų maždaug ir greitis yra 17, bet statumas šitos įkalnės yra, milžiniškas. Tai Lietuvoje yra retas atvejis tokie kalnai, bet jį įlimpama vis tiek lengvai, o jau tiesiojoje, kaip sakant, mūsų niekas nesustabdys. Jaunimas, jūs turite galimybę važiuoti tyliai, šnekėtis, uostyti gamtą, o ne dizelį. Ir su Ride E-Tuna jūs galite tą padaryti. Jeigu nenorite su Ride E-Tuna, gerai, Ride E-Dora. Labai gražus dizainas, išorė visai kitokia, vidus vėl kiti privalumai, Android Auto, Apple CarPlay. Redis LT tinklapyje rasite viską arba pas mūsų partnerius. Na, dabar pabandysim čia gal išvystyti greitį kokį didesnį. 36, 38, 39, 40, 43, 45. Ar viršysim leistiną ribą? Taip, mes esame beveik nusikaltėliai, 47. O iš tikrųjų ne. Paklaida, tolerancija yra turbūt apie 3 km tokiam greityje, tai viskas yra normaliai, 48 km per valandą. Jeigu šiek tiek nuo kalniuko turbūt ir virš 50 būtų, visai nieko. Ir kaip vairuojasi lengvai, tas vairo stiprintuvas tikrai puikus, pasižiūrėkite. Daugiau šansų, kad nėra vietos, nes durelės arti, o kad tarp žmonių nebūtų vietos, to šanso nėra. Aš su sandėlininku važiavau ir tilpom, o jis tikrai drūtas vyras. Turigi tiek tokius daiktus nešioti, įkrauti į sunkvežimis, įsivaizduokit, tuną tokią paimti ir įkrauti. Ir telpomės čia, važiuojame dviese, viskas super. Valytuvai, dar buvau pamiršęs apie tokias funkcijas, mes turim valytuvą. Galime čia dar pasižiūrėti, kokių dar čia yra daugiau funkcijų įvairiausių. Viskas labai smooth, labai viskas aiškiai. Taip, čia dėtuvė. Čia yra faina dėtuvė telefonui vairuotojo arba kažkam kitam daiktui. Čia panaši dėtuvė yra keleiviam. Čia yra kabliukas, maišui pasikabinti, galime jį ir uždaryti. Jis taip pat atsidaro arba užsidaro. Atsidaro, uždarom. Čia mes turime be abejo garsas, tuomet čia ventiliatorius, 1, 2 arba 3. Paprastai jungus tai yra vėjelis pučiamas. Tuomet, jeigu mes paspaudžiame PTC, tai PTC galite pasiskaityti apie tą technologiją. Jinai yra viena aukščiausių technologijų efektyviam šildymui elektrinėme transporte. Ir tai yra naudojama net ir BYD naujose automobiliuose, kitokiuose automobiliuose, turbūt ir Teslose. Ir čia yra tas PTC efektyvus šildymas. Taigi, oras pučiamas šiltas, o baterijos naudojamos menkai. Tai yra vienas privalumas. Na, o jeigu mes važiuojame vasarą, į šį automobilį Ride E-Tuna, taip pat į Ride E-Dora, mes įdėjome AC, kondicionierius. Užpildytas freonas, puiki sistema, tikrai šaltai pučia vėją, labai šaltai pučia vėją. Gerai, išjungiame, nes mes turime daug šnekėti. Čia yra USB galime įkišti ir iš jo klausyti muziką, žiūrėti video, filmus ir taip toliau. Tarkim, video paspaudžiam ir žiūrim. Ir merginų. Desktopą galima pasikeisti, yra įvairių filmsų, įvairių meniu, žodžiu, daug įvairiausių galimybių. Čia rodo, kuris bėgis įjungtas, parkingas, stabdį nuspaudžiau, parkingas. Įjungiau D, drive'as. R, atbulinis. Ir čia iš karto užsidega mums kamera. Galinio vaizdo kamera. Puikiai šiaip matosi, gera kokybė. Čia rado greitį, nuvažiuojama rida, akumuliatoriaus įkrova. Nuleidžiam rankinį. Ir čia dar yra USB. Galiniam, sakykime, ar keleiviui, ar gale vežamiem kroviniam kažką pasikrauti. Pažiūrim, ar bagažinė gero dydžio, ar tilpsiu aš tą bagažinę. Pasiimsiu raktelius, jeigu ką.
Easy. Galit uždaryti. Nu super. Super, bagažiniai vietos yra. Mama pridės ir visokių 3 litrinių, agurkų, pomidorų, kotletų. Yra 2 rakteliai, kaip ir visuose automobiliuose naujose. Atsidarom, užsidarom, aišku, to rakto niekada neprireikia dažniausiai. Galime užrakinti. Sumirksi posūkiai. Atrakiname, sumirksi posūkiai. Palaikę žaibą mes užvedam automobilį. Pažiūrėkite iš priekio, kokie ledai. Kokie ledai. Kokie ledai. Wow, wow. O dabar jungsiu ilgąsias šviesas. Mūsų ženklas Ride Electric. Dabar jungsim priešrūkinį ir atbulinį bėgį. O kaip tai atrodo iš galo, pasižiūrėkite jūs. Čia didelė daiktadėžė. Nežinau, ką čia įdėti. Telefoną įdėsiu. Didelė daiktadėžė. Čia kitose durelėse tokia pati. Duris užsirakina, atsirakina, centrinis užraktas. Na ką, čia buvo Lukas iš riedis.lt, kol filmavom ir lietus nulijo, ir atšalo oras, tačiau mes turime automobilį, kuris turi šildymą, patogias sėdynės ir mes ramiai jaučiamės. Todėl, jeigu norite išbandyti šios produktus, elektrinius dviračius, elektrinius triračius, keturračius, krovininius elektrinius visokius įvairiausius transportus, galiausiai paspirtukus, vienaračius ar paprasčiausius dviračius, atvykite pas elektrinio transporto ekspertus riedis.lt ir mes padėsime jums išsirinkti. Na, o jeigu nežinai, ką daryti, tai tiesiog Ride E. Važiuok elektra. Iki susimatymo. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269, Vilnius.